Sėdimo nervo tempimas. Pratimas skirtas ištempti sėdimą nervą, sumažinti jaučiamus skausmus apatinėje nugaros dalyje ir ypač plintantiems į vieną ar kitą koją. Taigi pradėsime atsiguldami ant žemės, juosmenį prispaudžiame prie grindų, pečiai ir mentės taip pat padėtas, pagalba galime pasidėti kažkokį minkštesnį dalykėlį, kad nesijaustų veržimo kaklo srityje. Atsigulus su abiejomis rankomis paimsime už pakinklio ir paėmę už pakinklio, laikydami, bandysime tiesti koją, kiek išeina į viršų. Tieskite koją pagal galimybę, kadangi sėdimasis nervuo eina per visą jūsų šlaunies dalį, tiesimas jį tiesiogiai tempia. Neverskite savęs tiesti per skausmus, tiesiog pagal galimybės pulsuojančių judesių ištiesinėkite koją iki jaučiamo skausmo. Keletą kartų padarius su viena koja galima pereiti prie kitos kojos ir atlikti tą patį judesį. Perimame su abiejom rankom pakinklio sritį ir pulsuojančių judesių ištiesime sėdimą į nervą.